Vienu žodžiu, mėlyjeji, ten visos informaškės yra skirtingo teksto. Jūs neapsigaukit, kad yra visur Ignitis, visur afera. Pas mane tiesiog telefone dėl atminties trūkumo nutrūksta, neišeina ištisai pakalbėti. Bet ten tikrai kitas tekstas, kiekvienam pranešime kitas yra. Tai jūs pasiklausykite ir esmė tokia, kad dar kartą užakcentuoju, turbūt jau trečią kartą, kad gal Lietuvos vandenų koksai kodeksas yra prastai surašytas, gal pas mus kažkokios tai skylės. Kodėl šitos visos korporacijos bankai įlindo į Ignitis, kuris turi 2 hidroelektrinės ir statomą jūros vėjo parką. Ir prisiminkite tos suverenus, tik tai tie, kad jie nemoka normaliai šnekėti, normaliai papasakoti savo ideologijos. Bet jie apie tai ir šnekėjo. Ir kiti šneka, kaip korporacijos ateina ir pasiima valstybę. Tai Ukrainoje dabar tas vyksta. Ukraina, kariaudama su Rusija, tikėjosi dalį teritorijos atiduoti kažkokiems tai partneriams Amerikai, kad gintų, kad išsvilintų Rusiją iš tenais, pasiimtų dalį teritorijos, dalį kasyklų ir viskas. Ir ten jau tos korporacijos jau atėjo, jau sako, čia per daug lavonų, čia nepatrauklu. Tai, o jeigu čia jie per vandenis bando paimti teritoriją, tai laikomus visišką Afriką. Reiškia, elgiamės kaip aborigenai. Tai naujai vyriausybei kuo greičiau reikia suktis. Kol jie ko nors nesugalvojo, kokio arbitražo teismų, dar kažko, tai kol nepadavė vyriausybės į teismą. Jeigu yra tokia teisė viską išpirkti, reikia tą teisę pasinaudoti ir kuo greičiau. Nes visos hidroelektrinės mūsų, ką norim, tą darom. Norim, gaminam elektrą, norim, negaminam. Norim, renovuojam, norim, nerenovuojam. Tai darom visuomeniai. Dabar žmonės skundžiasi, kad viskas aptverta. Tvenkinys tai visų, viskas aptverta. Korporacijai priklauso, matote, tvenkinys. Aš dabar tiesiog komentarus pasižiūrėjau, tai skundžiasi žmonės, ten labai graži vieta prie Kruonio. Bet kaip aš jau minėjau, dirbtiniai vandens telkiniai gali būti privatizuojami. Kadangi jie yra prie elektrinės, tai jie yra elektrinės tvenkiniai, o kadangi elektrinė 1/4 privati, ir viskas. Kaip 1/4, tai inkorporė valdo. Kiekvienas akcininkas valdo. Neatidalinta. Kaip ir gaunasi visa privati, nes yra susitarimas, kad Lietuvos valstybė netrukdo akcininkam Igničio puslapį atsidaryti. Dabar dar pasižiūrėjau Žemaitaitį ir Aidą Gedvilą, tai gerai jie kala. Žemaitaitis tai ten tokio dešiniojo Landsbergisto kanale. Jo kalba įdėta, išvadintas nesveiku. Man Žemaitaitis į nesveiką nepanašus. Gal tokį esi paauglišką panašus. Būna tokių žmonių, kur tarsi nesuauga niekada, bet jie yra patrauklus, jie yra veržlus, jie yra visą laiką jauni. Net su žilė galvoja. Tai ir Aidas Gedvilas yra labai jaunas, kai kala. Bet jo aršumas dabartinis, tai jau Skardžiaus panašu, tai kažkas jį sumaišė net. Ir mačiau su Gedvilu, kaip tikrai Skvernelis jam išjungė mikrofoną. Nors Gedvilas klausė naujosios premjerės apie gynybą ir išjungė mikrofoną. Ir Skvernelis jau nervavosi, kad bus klausima apie Ignitis. Ar pastebėjote, kad iš Skvernelio visiška tyla nebėra? Pirmą reiškėsi, ten visiems akis draskė, dabar tyla. Tai dabar dar Seimo pirmininkas neperinktas. Jis ten Gedvilą, jūs meluojat, čia mano prieš paskutinis posėdis. Mano posėdis. O Sinkevičius tai siaubingai nervavosi, tai aš komentaruose parašiau, kad jam yra kažkoks baudžiamasis įsakymas, kažkoks procesas yra Europoje. Prokuroras kreipėsi dėl Sinkevičiaus ir dar 4 kažkokių tai ten specialistų, kad jie kažką padarė, irgi su kažkokiais finansais. O jeigu jam dar čia bus byla, čia greičiausiai bus byla dėl Igničio, nes čia yra čia pažeidimai. Čia gali būti, kad jau yra byla ir kad jau atėjo su faktais pas naują premjerę, matyt, nes susišnekėt gali su ją, su Palucku matyt net nebandė šnekėtis.
Tai tiek jau visiška naktis. Dėkoju mūsų paskutiniam rėmėjui ir visiems rėmėjim dėkoju ir visus kitus raginu, bent jau nuolatinius, tai nepamirškit manęs, prisidėkit, labai labai faina būtų. Bet ir taip išsipasninkavus baisiai gerai, iš tikrųjų. Esu aš stipresnio pasninko laikysiu su duona ir vandeniu moku ir taip. Tai, sakau, vaikystėje tokias košelės visokias virė, stengiasi išgelbėti gyvybę, o paskui užsikancleriavo, partijas pradėjo kurti ir užmiršo apie mane. Dabar tranko mano ragelį. Bet vaikystė buvo nuostabi, atsimenu tas sriubas, tas košės, tai vat ir pasidariau. Tai nuostaba, aš turiu ožkos pieno, tai nesu tokia našlaitė. Tik tai va, kefyrą labai mėgstu naktį atsigerti, dabar neturiu, bet turiu rūgpienį. Šiaip, nežinau, tas pulinys baisiai kankina, bet lyg tai į gerą, gal bus gerai. Aš niekada nesupratau, kas čia yra. Baisus dalykas yra. Baisus dalykas, bet aš gimiau su šypsena ir visą laiką taip ir ruošiuosi būti. Ir va taip pat. Sakau, labai fain, aš taip svajojau apie tokį sumuštinį, labai mėgstu. Batonas, margarinas ir varškė, kur 0,5%. Vyras iš vis nesupranta, kaip aš tokį maistą valgau. Labai skanu. Jau prisivalgiau, taip gera. Košmaras. Aš niekada sunkaus maisto ir negalėjau, bet aš nežinau, kad mane negalima. Būdavo mane gera visada. O dabar aš jau be sriubytės jau gyventi nebegalėsiu. Man labai patinka mano sriubytė. Mėsytė, bulvytė, morkytė, dar žirnių įdedu. Ir super. Tai va, geros nakties visiems.